Labą rytą. Konda, po kelionės nebuvau niekur išvažiavęs su mocu. Tai šiandien šeštadienis. Sakau, reik prasiblaškyti ir nuvaryti iki Kauno. Alekso, šiandien vyks draga mašinų mocu. Šiaip bieš kažkokį ten parudėlį. Tai vis tiek niek neveiks šiandien. Sakau, reik pašokti. Končia valandėlį, pusantros bus leito. Varot kartu. Norit varyti kartu. Jeigu norit varyti kartu ir vien laisvą veit un galą, sėskit, varom, prasinešti. Žiūriu, kad mane į kurą posibaka bėra, o važiuoti ir 200 kilų. Tai manau, kad reik pasipildyti iš karto. Autostrada vis tiek bus brangiau. Tai kam ten stoti pusiaukelę. Varom iki degalinės, pasipildom pilną baką, kad nuvažiuoti iki Veits. Nes pradėjau galvoti 200 kilų, bet juk aš nevažiuosiu 100. Tai mane vis tiek reikės stoti kažkur Kaune. Nu gerai, prie Giraitis sustosiu. Pasipildys viedo. Nu, pažiūram, kiek trauk moc. Pažiūrės paprastą šeštų. Kad nepadėt mums. Nu ir atvažiavom į Veitą. Po biškį jau renka žmonės, bet to nesuprantu, tai nieks nevyksta. Varom pastatyti moc, biškį praėsim. Nekaltai viskas skamba BMW 118D. O dabar dėmesio, dar vienas lėktuvas bando pavyti mūsų drago pilotus ir kas greičiau kirs finišo liniją. Na, panašu, kad automobiliai kol kas laimi prieš lėktuvą. Rezultatai Oleg Dmitrievcev 9 sekundės 30. Laiko indeksas 11,6 sekundės. Kažkaip užsidusi. Priešininkas iš Vilkų baikerių klubo specialiai dragui ruoštų motociklu. Kol kas tai yra pirmieji startai, visos klaidelės yra atleistinos. Dar vienas baikeris Bike B įskaitoje, 10,9 sekundės. 9,9 sekundės. Svarbiausia turėti gerą startą. Pirmieji bandymai šiandien Kaune. Dėmesio. Žiauriai nesaugiai atrodo. Hayabusa ilginta šake ir nu va čia ta Hayabusa, kur duoda į vienus vartus. Tiek.
Kovinė bulka dabar trasoje. Paklausykim garso. Kablis 9 įskaitoje. Kartelis ties. Ir Marius Galminas dėja suka iš karto iš trasos. Liolekas skleidžia parašiutą, tą patį daro ir Petročius. Galingiausia Lietuvoje Hayabusa, ilginta šakė, 1,3 litro, 310 arklių ir dar vienas startas šiandien. Geriau šį kartelį sukabina Egidijus Janavičius su Edvinas Janavičius, Soriukas. NK, 95 arklio galios. Priešininkas Valdemaras Kraje, Suzuki GSX R1000, 185 arklio galios. Jona. Kraje prisigesina savo GSX. Ir aišku, gaištamas laikas tokiame nesėkmingame starte. 8 arklio galios. Priešininkas Artūras Fomkinas su Honda CBR-u. Apie arklio galias nutylėta šitoje deklaracijoje. Ir aišku, Britva yra greitesnė už Harlėjų. To reikėjo galbūt ir tikėtis. Linkim gero starto. Litrinis motociklas, 194 arkliai. Maksimas Babenko, Aprilyje, RSV4RR, litrinis motociklas. Denis Veržanski, BMW S1000RR kvalifikacija. Rinas Grikšas, Dodge Challenger. Stoja prieš kartelį, Korvetas 30. Šį kartelį Laurinas susiturėjo ir nepadarė didelio gražaus burnauto, kas yra įprasta šiam pilotui. Varomus ratus.
Penkta kova. Du AMG stoja vienas prieš kitą. Reikia profesionalaus suvaldymo. Šiek tiek greitesnis Valentinas. Dabar du pilotai, kurie tikrai moka važiuoti šiuolaikinį dragą. Pro lygos pilotai. Startai labai panašus. 330 pėdų greitesnė Audi. Ties viduriu jau persvara didesnė pas Aleksejus. Čia turėtų būti Tomas Petraitis, BMW 520i. Taip, 86 metų laidos, 550 arklio galių. Persikėlė į Street B klasę, matydama savo kvalifikacinius rezultatus. Tam, kad turėtų šį savaitgalį tikrą konkurenciją ir jaustų rimtą spaudimą su Bičkov senolį Audi 90 kairėje. Ne ką jaunesnė Vaida Naulevičius. Lotiškai. Egidijus Balutis, Chevrolet Camaro. Ir labai puikus važiavimas. Suburbuliuoja Esto Dimbalas ir gero startą mes jau čia neturėsime. Darius Duršaitis nutarė. Lietuvos drago čempionatą ir aišku Palangoje 1000 kilometrų. Techninių problemų turi. Vienas kito verti driveriai. Ieva Gylė, Audi R8. Laimis Sadauskas, Audi R8. Ne finalas, tai yra tik kvalifikacija, bet visgi rimtas porinis važiavimas. Supergas klasė, 9,9 sekundės. Kas vyksta Ievai Gyliai? Ir dar vienas Ievos startas, toks saus, sakyčiau. Šis dragas, tos tikrosios muštynės ant trasos. O dabar Tomas Matulis, Volkswagen Golf. Liolekas dėja lieka starte. Estas tuo tarpu mina iš visų jėgų. Tomas Tuling, starto Kaune. Pirmasis Lietuvos drag čempionato etapas. Nesutikit, kad tai yra tiesiog nuostabu, kas čia vyksta Kaune. Saulius Chevy greit. Teisėjas net šoka į šoną, matydamas, kaip čia burnautą bando pasidaryti. Negaliu tvirtai taip būti tikras, bet personalo narys kažką supa salone. Dėmesio!
Tai ką veiksim toliau? Taip, pilotai grįžti. Fiksuoti kvalifikaciją šiandien. Vytautas Matusevičius su Fiat Topolino. 1400 arklių. Irgi specialūs kranai ant bolido, kurios reikia atsukti prieš. Būti žymiai geriau ir mūsų visų dėmesys į Vytautą Matusevičių. Nuvalomas kiekvienas akmenukas nuo rato. Sukibimas turi būti maksimalus. Kągi, dėmesio! Puikiai paplojam! Pagaliau Jevgenijus Bičkov. Nu ir viskas. Išvažinėjau iš renginį. Gerą praleidau laiką rame viens pats. Tai smagiai buvo pasižiūrėti. Dragus dominavo greičiausiai, kad Audienis 8, nes važiavo šiaurė gera. Tai visi imkis galvą Valkyčių. Galim